Jūs niekada neatspėsite, koks yra dažniausiai vartojamas anglų kalbos žodis. Štai jums užuomina. Šis populiariausias žodis į lietuvių kalbą niekaip neverčiamas. What? Oksfordo anglų kalbos tekstynas rodo, kad pirmoje vietoje pagal populiarumą yra tarnybinis žodelis the, kuris, kaip žinote, tiesiog rodo daikto apibrėžtumą. Lingvistikoje mes jį vadiname žymimuoju artikeliu. Žodelis the vartojamas prieš daiktavardžius, kalbant apie labai konkrečius objektus, daiktus arba žmones. Pavyzdžiui, the teacher is in the classroom, kas iš tikrųjų reiškia ta konkreti mokytoja, apie kurią mes visi žinome, yra toje konkrečioje klasėje. Taigi paradoksas. Labiausiai vartojamas anglų kalbos žodis turi tik gramatinę reikšmę. Ir pasirodo nesvarbu, kiek žodžių jūs žinote, svarbu, ar mokate juos taisyklingai vartoti. Follow me and learn more interesting facts about English.